Labadiena, mano brangūs ir man svarbus Mozerio radijo klausytojai, mano draugai, bičiuliai, bendražygiai. Už lango ir ne tik už jo 2025 m. lapkričio 30-oji, 48-asis šių kalendorinių metų šventadienis, kuris šiandien yra išskirtinai ypatingas. Kodėl sakau išskirtinai ypatingas? Visų pirma, todėl, kad jei pasakysiu tik tai, kad jis ypatingas, tai reikštų, jog galbūt visi kiti sekmadieniai, visos kitos mūsų gyvenimo dienos nėra ypatingos. Tačiau taip sakyti ir net galvoti, manau, būtų neteisinga. Na, o išskirtinai ypatingas šis sekmadienis yra ne tik ir ne tiek dėl to, kad sulig jo pabaiga tarsime jau paskutinį sudiev dar vienam mūsų gyvenimo kalendoriniam rudeniui, kiek dėl to, kad šis šventadienis yra Advento, Saulės grįžtuvių laukimo pradžia. Adventas turi dvejopą pobūdį – pasirengimą Kalėdų iškilmėms, kada pagarbiai minimas Dievo Sūnaus pirmasis atėjimas pas žmones, ir kartu prisiminimą, jog reikia laukti Kristaus antrojo atėjimo pasaulio pabaigoje. Dėl šių dviejų priežasčių Adventas yra maldingo ir džiugaus laukimo metas. Nevadinu savęs giliai tikinčiu, jau esu jums sakęs, bet šiandien dera pakartoti, kad tikėjimas kažkuo man asocijuojasi su abejonė dėl kažko. Todėl ir tikėjimas Dievu man reikštų abejonę juo, abejonę jo egzistavimu. Tuo tarpu tas, kas žino, kad Dievas yra, tas, kas neabejoja Dievu, tas ir nesako aš tikiu. Jis sako aš žinau. Kodėl aš sakau, kad žinau, jog Dievas yra? Kaip aš suprantu, kad jis yra? Nefilosofuosiu, o pasakysiu labai paprastai, taip kaip aš suprantu. Pasakysiu tai neišeidamas iš fizinio pasaulio, iš to pasaulio, kurį mes galime pačiupinėti, iš to pasaulio, kurį mes visi puikiai žinome ir pažįstame, rėmų. Ar dažnai pagalvojate apie tą vietą, kurioje jūs gyvenate? Nieko keisto, jei išgirdę šį mano klausimą, pirmiausia pagalvojate apie savo namus, apie savo gyvenamąjį būstą, arba, kaip sakoma, apie tą stogą virš savo galvos. Taip, tai yra vieta, kurioje jūs gyvenate. Bet juk ta vieta, tas stogas virš jūsų galvos, yra dar kitoje, gerokai didesnėje vietoje, pavadinimu planeta Žemė, kuri savo ruožtu yra tik vienas mažytis akmenėlis, skriejantis, įsiklausykime, 100 000 km/h greičiu aplink savo žvaigždę Saulę. Tad šiuo metu, kai jūs savo ramiai, visiškai nejudėdami sėdite ir klausotės Mozerio radijo, jūsų greitis, visų mūsų greitis, Saulės atžvilgiu yra 100 000 km/h. Tik 100 000 km/h. Kodėl aš ką tik pasakiau tik? Ne, taip sakydamas aš neapsirikau. Nes to akmenėlio, ant kurio dabar mes visi sėdime, žvaigždė pavadinimu Saulė, kartu su visais kitais jai priklausančiais akmenėliais, su kitomis planetomis, tuo pačiu metu skrieja ir aplink mūsų galaktikos, Paukščių tako galaktikos centrą. O visos Saulės sistemos, įskaitant ir mus, įskaitant ir mūsų mažą akmenėlį, greitis Paukščių tako galaktikos atžvilgiu yra 250 km/s arba 900 000 km/h. Nepaisant tokio milžiniško greičio, Saulė kartu su visomis savo planetomis Paukščių tako galaktikos vieną ratą sugeba įveikti tik per 230 milijonų metų.
Ir tokių saulių su jas lydinčiais mažyčiais akmenėliais Paukščių tako galaktikoje yra iki 400 milijardų. Pati artimiausia mums kita žvaigždė apart Saulės, kurią mes matome danguje, nuo mūsų akmenėlio Žemės yra nutolusi tik 4 šviesmečiais. Tai yra atstumas, kurį šviesa nukeliauja per 4 metus. Bet ką reiškia, kai aš sakau tik 4 šviesmečiais? Įsiklausykime. Šviesos greitis yra 300 tūkstančių kilometrų per sekundę. Arba tai būtų daugiau nei 1 milijardas kilometrų per valandą. Taigi šviesa per valandą nukeliauja daugiau nei 1 milijardą kilometrų. Tad įsivaizduokime, jei žinoma, galime tai įsivaizduoti, kiek kilometrų šviesa nukeliauja per 4 metus. Ir tai yra tik artimiausia mums kita žvaigždė, kurios žmogus niekada nepasieks. Tokių žvaigždžių Paukščių tako galaktikoje yra iki 400 milijardų. O visos Paukščių tako galaktikos atstumas nuo vieno jos krašto iki kito krašto yra apie 100 tūkstančių šviesmečių. Ne 4 šviesmečiai, kurios mus skiria iki artimiausios mums kitos nei Saulės žvaigždės, o 100 tūkstančių šviesmečių. Bet tai dar ne viskas. Tokių žvaigždynų kaip Paukščių tako galaktika, kurios atstumas nuo vieno jos krašto iki kito krašto yra 100 tūkstančių šviesmečių, visatoje yra apie 2 trilijonus. O artimiausia Paukščių takui kita galaktika, Andromeda, nuo Paukščių tako galaktikos yra nutolusi tik, žinoma, čia sakau kabutėse, tik 250 milijonų šviesmečių. Nebeskaičiuokime jau, koks tai bus atstumas kilometrais. Bet ir tai dar ne viskas. Nors visatoje yra apie 2 trilijonus žvaigždynų panašių į Paukščių tako galaktikoje, tai yra tik labai apytikris skaičius, kuris patenka į mums, tai yra žmonėms matomos visatos rėmus, kurių pabaigos yra nematyti ir kurios mes jau niekada nebepamatysime, nes visata ir toliau plečiasi greičiu didesniu už šviesos greitį. Kodėl jums visą tai pasakoju? Todėl, kad bent jau man suvokti visą tai racionaliu protu yra neįmanoma. Tai, ką aš pasakiau, egzistuoja. Tai galima pamatyti, galima pačiupinėti, galima išmatuoti, patikrinti ir įsitikinti, kad tai yra tikra. Tačiau mano protas priešinasi tam, ką aš žinau. Jis nepajėgus suvokti to, kokia jėga galėjo visą tai sukurti, kokia jėga visą tai yra pajėgi išlaikyti ir toliau dauginti. Todėl aš čia turiu tik vieną atsakymą. Tai ir yra jis, visagalis Dievas. Sudiev, mielieji, iki kitų susitikimų.